Esame nedideliame Bukantės, kitaip Bukanciškės nuo seno vadintos dvarelėje. Bukanciškių valda yra žinoma nuo 16 amžiaus, praktiškai šioje vietoje jau bajorų žemės. O 17 amžiuje jinai skyla į dvi valdas, tai didžiąją ir mažąją Bukanciškę. Ir ši mažoji Bukanciškė, kaip yra rašoma, apie 1723 metus pereina Pliaterių nuosavybėn į jų Šateikių dvaro palivarkų tampą. Kalbant, kodėl įdomu taip atsitiko, tai greičiausiai dėl to, kad 1723 metai tai yra tas laikotarpis, kada dauguma dvarų skurdo po 17 amžiaus pabaigos karų, marų, badų, 18 amžiaus pradžios karų. Pliateriams tas dvarelis, aišku, priklauso nuo to laiko. Ir tai yra jų kaip ir palivarkas, kuris yra nutolęs nuo Šateikių dvaro. O 19 amžiaus pradžioje į jį įsikrausto būtent Žemaitės tėvai, kurie veikiausiai iki tol tarnavo pačiuose Šateikių dvaruose, pačiame Šateikių dvare. Tėvas buvo Urėdas, o mama Gaspadinė. Gaspadinė tai yra ta moteris, kuri prižiūri dvaro ūkyje dirbančių žmonės. Veikiausiai po to, kai tėvai apsiveda, Pliateriai jiems ir skyrė šitą dvarelį. Galbūt žinodami, kad jie, už gerą jų tarnystę, tiesiog jie išsikrausto gyventi čia. Ir čia jau ir gimstam Žemaitė ir kiti vaikai, jos seserys ir broliai. Ir šitame dvarelėje mes dabar kaip ir esame. Koks buvo dvaro namas, kada Žemaitės šeima čia įsikraustė, mes negalim turbūt pasakyti, nes yra kalbama, net rašoma, kad jisai statytas apie 1855, o Žemaitė gimė apie 1845. Vadinasi, galbūt tai ne tik atstatytas, gal tik buvo rekonstruotas, pertvarkytas, sutvarkytas. Nes labai retai, kada namai buvo statomi iš naujo apskritai. Paprastai juos žmonės lėšas taupydavo, ypač tokie nedideli bajorai, smulkūs, kurie tų pinigėlių daug neturėjo ir jie paprasčiausiai su nustatymus bandydavo sutvarkyti, panaudodami kuo mažiau lėšų. Kaip atrodė iš tikrųjų pati sodyba iki tol, mes žinome truputėlį iš Žemaitės autobiografijoje pateiktų žinių, kad tai buvo graži vieta, namas ant aukštumėlės, kad buvo didelis sodas, kuris ten turėjo, kad keliai buvo apsodinti topoliais ir tokie labai skurdžios gana žinios. Tačiau galima iš principo nuspėti pagal kitų tokių dvarų situaciją, tokią vaizdinį. Nes visi šitie dvareliai tokie nedideli buvo jie gana tipiški, nes buvo tradicijos, buvo tie patys meistrai, kurie jau statė ir buvo mados, tuo laiko, kurios taip pat veikia kažkiek. Ypač be to keisdavosi, aišku, statybos technika, galų gale ir ateidavo naujos technologijos, nauji sanitariniai kaip ir reikalavimai buvo keliami įvairiems namams ir 19 amžiaus pirmos pusės statiniai smarkiai tobulėjo ir tarp smulkių bajorų. Jeigu mes žiūrėsime, kad bajorai, tai jų namai, nors visi smulkus bajorai, tie, kurie turėjo žemės, patys dirbdavo žemės, praktiškai buvo kaip ir valstiečiai, bet jų gyvenimo būdas, apranga, maistas, viskas skiriasi. Ir labai gerai apie tai yra, pavyzdžiui, Adomo Mickevičiaus Ponia Tadė, yra tokia, kaip jis apibūdina bajorijos tą sluoksnį. Šlėktas, tokia, pacituosim citatą. Nors ir toliau bajorais nori dar vadintis ir užsivilkti kartais kaimišką sermėgą, kad ir šiokiadieniais jie niekados nemėgo,
Tad per šventes kapotai, čia balti, dryžuoti, čia kontušai senelių skryniui suieškoti, taip pat ir pačios neturtingosios šlektaitės drabužiai skiriasi nuo paprastos mergaitės. Kasdien jos vaikšto pasipuošę perkeliukais ir gano bandą ne su vyžom, o batukais. Ir pavydą sukelt norėdamos chlopaitėm, jos sėda verti pakulus su pirštinaitėm. Tai štai, mentalitetas toks, o todėl ir architektūra atitinkama. Nesvarbu, kokio dydžio pastatas, jisai turi visai kitas patalpas, negu pavyzdžiui yra Valstiečio troboje. Ten yra, jeigu žiūrėti Aukštaitijoje, tai net rasime tokius pavadinimus kaip Salionas. O Žemaitija, kuri yra labiau nuo seno įprastų gyvenimų, tie jų pavadinimai dar persikėlė tarp kitko iš inventorių, tai yra tokie kaip Alkierius, kuris reiškia miegamai. Yra Geroji troba, yra Stalava, jų priemenė, ką mes vadiname, tai yra Sienius. Visi šitie terminai, jie yra fiksuojami 16-17 amžiaus inventoriuose ir, žodžiu, pastatai, jie atitinka tą bajorišką mentalitetą ir bajorijos gyvenimo būdą. Kokia yra ta žemaitiška bajoriška troba? Ar ne? Arba tas, sakysim, rūmas ar namas. Tai pirmiausia, taip pat yra dvigalis, kaip ir Aukštaitijos. Nebūtinai simetriškas, nors 19 amžiuje jis jau yra simetriškas dažniau, bet pavyzdžiui 18 amžiuje tai būdavo labai dažnai tie namai nesimetriški, mes turime tokių ir apmatavimų. Per vidurį būdavo priemenės, centre būdavo kaminas, tas didysis kaminas virenė, kuris skirtas ir ūkinėms reikmėms ir kaip ta senoji kūrenimo sistema, į kurią sueidavo visų aplink esančių kambarių patalpų krosnių dūmai. Abipus kamino priemenės, geroji priemenė būdavo kitaip vadinama sienium, yra iš pagrindinio įėjimo pusės, ir ūkinė priemenė, kuri yra kitoje pusėje kamino, namo centre. Vienoje pusėje namo būdavo gerosios patalpos, jeigu tai imsim 18 amžių, o kitoje pusėje tai vadinamieji bajoriškieji, tokie kaip ir mini apartamentai. O kitoje pusėje 18 amžiuje, žemaitiškoje troboje, aš neku apie 18 amžių, buvo šeimininė pagrindinė ir kamaros. Jeigu 19 amžiuje, ypač stambesniuose dvareliuose, stambesniuose, mažuose, smulkiuose dvareliuose, turbūt taip reikia sakyti, kurie jau artėjo prie vidutiniokų, tai yra planas toks, kokį mes turime šiame pastate. Vėl kaminas stabiliai išlieka centre, abipusio dvi priemenės, viena pagrindinė, kita sienius. Ir prie gerojo fasado pusės prie įėjimo yra reprezentacinės patalpos. Dar viena reprezentacinė patalpa mes turime už išilginės sienos vienoje pusėje, o kitoje pusėje yra virtuvė, alkėriai ir kažkoks vienas dar gyvenamas kambarys. Tai žodžiu, pastatas liktai žemaitiškas yra didelis, gana dengtas pusvalminiu stogu kaip šis, ir tai yra būtent būdinga 19 amžiui. Prieangiai. Abiejose pusėse čia prie šio pastato yra prieangiai. Tačiau įtarimų kelia, Žemaitijai prieangiai nebuvo itin būdingi. Galbūt jie yra vėlyvesni. Jei dvarelis buvo gana, artėjo prie vidutiniokų, tai pagrindinio fasado centre galėjo būti, aišku, ir portikėlio imitacija. Ten, kur yra ūkinė priemenė, dažniausiai nebūdavo prieangio jokio. Šiuo metu mes turime tą ūkinę priemenę, jinai atgręžta į tą slėniuką liktai žemėjantį link upelio, ir ten stovi labai puoštus prieangis, jis yra pavaizduotas 20 amžiaus vidurio nuotraukose, bet sunku pasakyti, kada jis yra statytas, nes mano nuomonė, galbūt jis atsirado vėliau negu ne dvaro laikotarpiu.
Pagrindinio fasado pusėje galėjo būti. Galbūt kažkada buvo ir portikėlis. Tai štai, tai yra toks nedidelis palivarko namas, kas yra tie alkeriukai, apie kuriuos aš minėjau. Tai yra būtent skirti miegojimui skirtos patalpos. Paprastai buvo miegodavo tėvai ir būdavo svečiam, alkeriukai svečiam. Šiaip alkeriai, jeigu skaitom stambių dvarų, netgi 18 amžiaus inventorius, tai šitos patalpos taip pat egzistuoja. Vienu žodžiu, kaip žiūrima į aukštesnius bajorus ir perkeliama į savo namą. Yra etiketas, yra tradicijos, nuo jų niekur nepabėgsi, tu turi turėti savo namą panašų kaip į kaimynus, taip kad galime tik spėlioti, kaip konkrečiu atveju kokia patalpa turėjo kokius baldus. Bet vėlgi priklausė nuo dvaro šeimininko pomėgių, nuo dvaro galimybių, nuo noro, jo įvaizdžio prieš visuomenę, kokia moteris paėmė į žmonas, galbūt tai buvo labiau išsilavinusi, tada atsirasdavo ir muzikos instrumentai. O šiaip visi baldai, jie tikrai buvo aukštesnės kokybės, dažnai jau ir pirktiniai, jeigu tai 19 amžius, ne taip kaip Valstietija, kuri ten praktiškai troboj suolai ir stalas kampe, ar ne? Čia jau turime ir įspūdingesnės spintas, įspūdingesnės lovas, gražius stalus, daugiau pirktinių įvairios ir tekstilės gaminių, ne tik rankų darbų savų. Taip kad buvo kuo pasididžiuoti. Jeigu norint jausti maždaug kokie tai dvareliai buvo, kaip juose vyko gyvenimas, tai nebuvo tie tokie super reprezentaciniai ir išskirtiniai, skirti tik tai svečiam priimti, ar ne, kai didieji dvarai jie turėjo tam galimybę. Bet tai buvo pastatai, kurie buvo taip pat naudojami kasdieniniam gyvenimui. Jau vien tai, kad virtuvė yra pačiam pastate, o ne taip kaip 18-19 amžiuje atskiram pastate, rodo, kad nebuvo taip gražu, švaru ir kaip kad yra stambių dvarų ar net vidutinių dvarų namuose. Kalbant apie apdailą, lubos dažniausiai vis tik medinės ir Žemaitijoje, kaip ir šiame dvarelyje, jis yra voštinės, taip vadinamos, jos yra suklotos. Viena voštinės, tai lentos viena ant kitos ir virš sijų. Čia taip tokias ir turime. Patalpos tinkuotos. Štai tinkuotos patalpos jau rodo, kad tai yra dvaras. Grindys lentų. Geroji priemene, gerosios patalpos, tai tos visos, kurios yra prie įėjimo fasado pusėje. Ne? Jos visą laiką turi lentų grindis. Alkeriai taip pat. Tuo tarpu kitoje pusėje, pavyzdžiui, virtuvė galėjo turėti ir aslą. Šiuo atveju mes turim lentų grindis, bet šiaip nebūtinai, būdavo ir asla. Lygiai taip pat kaminas. Kamine visada būdavo asla. Taip kamino virenė, tai yra ūkiniam reikalui naudojama patalpa ir joje yra asla ir tam vis tiek tai yra galų gale ir dūmai, ir vanduo, katile kaitinamas, gyvuliam verdamas šutinys. Žodžiu, visą tai tokia kaip ūkinė virtuvės, kaip ir ūkinis priedas ir jame būdavo asla. Duris vėlgi, jeigu žiūrėti iš šio namelio duris, tai dalis jų yra tiesiog tokių tradicinių liaudiškų. Išorėje labai dažnai būdavo sukaltos, puošiamos irgi tradiciškai eglute sukaltų lentų arba rombų sukaltų lentų. Įėjimo duris dažnai dvigubos, tai yra ta prasme, kad išorėje, pavyzdžiui, rombų sukaltų lentų, viduje jos, iš vidaus pusės jos yra horizontalių lentų. Vidaus duris į alkerius, jeigu jūs atkreipėte dėmesį, jos yra tikriausiai keistos ir vėlyvos, nes tokio rašto duris jos yra būdingos 19 pabaigai 20 amžiaus pradžioje. Iki tol čia tikriausiai turėjo būti kažkas kitaip, bet žinote,
ateidavo nauji žmonės, nauji savininkai, keisdavosi kartos. Galų galia šitame name, kuriame mes dabar esame, po karo gyveno vienu metu netgi ir 4 šeimos. Ir net prieš karą dar tiesa, jie pasidanino, bet. Ir buvo ir biblioteka, kai mums sakė vietos žmonės, taip kad dalis autentiškų dalykų tikrai neišliko ir aš manau, kad jie tiesiog yra atkurti pagal analogus. Bet visumoje tikrai dvarelis atspindi to laikotarpio tokį jaukų, malonų gyvenamąjį namą, kuriame tekėjo ramus gyvenimas, gražioje aplinkoje, tvarkingoje, apsodintoje dideliais aukštais medžiais, raižytoje vietovėje. Šalia buvo malūnas, tvenkinys su kurkiančiom varlėm, taip kad viskas buvo čia labai gražu. Kalbant apie kitus pastatus, kurie yra atkurti pagal nuotraukas, tai praktiškai labai įdomus yra Svirnas, mano nuomonė, kadangi tiesą sakant, tokio tipo artimų keturkampių su keturšlaičių stogų Svirnų tikrai yra nedaug. Daugumoje būdavo stačiakampiai dengti, jeigu tai būdavo 19 amžius, pusvalminiais stogais, o jeigu jau vėlesnis, tai galėjo būti ir dvišlaičiais. Ir šis Svirnas jis tikrai atspindi tokią, jau žemaičio bajoro tradicija, savita. Tvartas irgi atkurtas, bijau, kad nelabai, turbūt net ir nuotraukos turėta. Dalis tvarto atkurta, nes akmenys rodo, kad dar buvo galbūt dar vienas toks pats statinys. Šiaip Žemaitijoje iš principo yra būdingos tos vadinamosios abarės, kada keli pastatai formuoja tokį kaip pusiau uždarą tvartų kiemą. O tokie tvartai, kurie kaip iš atskirų statinių su vienoje eilėje stovintis, tai jau yra gana irgi vėlyvi. Tai 19 pabaiga, 20 pradžia, kada keičiasi tų tvartų architektūra. Ir tikėtina, kad šitas palivarkas taip pat jis nestovėjo vietoje. Galbūt po to, kai Žemaitės tėvai, jį paliko, jis buvo išnuomotas kažkam kitam, buvo perstatomi statiniai, tvarkomi remontai daromi, niekas nebuvo taip stabilu, paprasta. Bet vieta, aplinka, dvasia, viskas išlieka.